Atlikiau į kaimą, skambino mama, plevelę pakėlėm, čia pasakėm, kad atlaikė. Nu, šį kartą šturmo netlaikė, aišku, čia kas blogai buvo, kad mes labai tos plevelės mažai turėjom. Kai paskambinau, tai pagalvojau, kad jau išvis šiltnamių kapiec. Eisiu atpirsiu, akmenų prisinešiu, reiks daugiau uždėti. Ir duris dar sulaužė. Bačkas pilnas. Sekmadienį buvo pilnas namo važiuojant ir kaiviečius biškį išguldė. Iksdama jau čia toliau pažiūrėti. Čia dėl tiek dar tektų. Ana šiltnamis tai atlaikė. Ten geriau buvo. Plevelė platesnė. Einam kartą pažiūrėsim tą langą. Sakė, Šaukėnų miestelis stipriai nukentėjo. Bent tokie atgarsiai. Elektros nėra sodybai. Iš Kęstuko nulėkiau. Paėmiau generatorių. Pupelės irgi atsigulusios ant šono. Jo, mačiau. Turbūt daug kas manė, kad Latvijai vėrakai baisiai. Nesimato, kad bus išguldyta. Kaip ir viskas gerai, nes atvažiuojant į Žiaurį atrodėtum prie Šiaulių, tai ten ištisi vilkai gulyje. Čia viskas gerai. Saulėgražas tik prie višto atsigulė. Gėlikės išvartė plūką, irgi numetė. Čia gėlės. Saulėgražas taip guli, kaip Latvijai pušis guli. Sinoptikai apie tai nieko nesakė, kad audra ateina. O, moliūgai pasimatė gražiai, nebokėlopus nustumdė. Gražus tokie. Iš šakų, belė kiek. Net medžiai atlaikė. Viskas. Apsikasiau. Šauda biškį akmenų. Kai pragrėdėja. Čia dar prasikėjau. Reikia žemę papildomai atnešti. Būčiau nuplovo per tą laiką. Turėjau išvadas, kad greičiausiai čia buvo duris, kai buvom. Palikom, nu nieks nesakė, čia nepranešė, kad audra ateina. Lietus. Matyt, gūsis pagavo iš vidaus ir išlupo. Plevelė šlapia buvo. Ir žemė nieko nebeliko, nes kažkaip atrodo didesnis kalnas buvo. Kažkaip ta plevelė labai trumpa. Bet tiek metų atlaikė. Ir išnėrė, nu nieko, viskas gerai čia. Laimingai pasibaigė, nepakėlė visą šiltnamį viršų. Padėjau telefoną, kad pasikrautų dar neįsikrovęs buvo, neįs pašnekė šalia. Šviesos vis dar nėra. Įlindau biškį vidų tamsoj. Pajungiam šaldiklius, kad neatsileistų, kad užsikrautų. Užsišaldytų, neužsikrautų.
tar žodį. Gerai, kai esi smulkus iš tos va pusės. Pradėjai rūgė pjūtę ir pabaigai tą pačią dieną. Kiek valandų trūko? 4 valandas pagal mane. 12 pradėjai? Ne, Prieš 12? prieš 12, po 11, kokių 10 galbūt. Nu, žodžiu, kiek tada? Dabar 16, 11, 5 valandas. 5 valandas. Ir daugiau tas va, monstras stovės metus laiko. Laikė. Atlaikė. Nu, tikėkime, kad dar ilgai laikys jisai. Ne. Nes kulom tik savo. Ai, labas. Pavėluotai. Jo, teisingai, labas. A, tu irgi nesveikinai, iškart prie darbų. Sveikinu. Nu ką. Ačiū už komentarus. Nemažai sulaukėm. Kas toks vidusikas super sugamino. Bėra kaip gerai susižiūrėjo. Nu, gerai prifilmuota buvo, gerai jas užsigamino. Nu, bet siek sugaminti reikėjo sumesti viską. Vandens išleisti nereikia. Tiesa, ten kiti tau linkėjai sveikatos, kaip sveikata biškai geriau jau. Nu kaip gerai. Gerai. Už vairą pasėdėjau, va. Kelt daugiau kelnuot kažko tai ne. Riešas, o jau pusę velnę. Nes buvo susižeidęs nugarį ir riešą darbį. Jo, su nugara biškai prašiau yra. Žodžiu, sėdėt galiu, o rimčiau kažką nelabai. Išgert gali. Tai ta ranka sveika visada buvo. Nu tai tam kartui tiekdama. Iš to va. Su kulimu viskas. Tai va tik po metų. O, į tai pabaigiam. O prasidėjo viskas visai taip neblogai. O kai ateini į savo vietas, kur grybauji, žiūri, kad nebėra mišką. Ir po to žiūri va tuos valiūdnus veidus. Vavariškinai išpagano. Nebėra. Bet tai visai nuėjom vavariškinai. Čia palipakraštį ir buvo. Nieko nebelik. Liūdna. Miškus išpjaun. Provežas tokias visur paliek. Keliukų nebėra. Kur anksčiau galėdavo su mašina įvažiuoti į mišką. Mišką nebėra, išpjovė. Išpjovė, bet kelius. Priauga visur visko. Kelis medžius palika, kurie ten per tą šabakštynus net nesimato ten dabar. Iš po vietras išlūžė. Tai kur čia su mašina pravažiuosi? Tai bent pagrindinius keliukus atitvarkytų. Gentilai. Na, ačiū tau. Žodžiu, šiandieninis mūsų grybavimas kaip ir apie nieką, kai grybus eini, arba randi grybų, arba pats lieki grybų. Tai šiandien... Tokie grybai šiandien reikėjo pasiimti rimtai. Nu, šiandien... Arba būtų mumis ieškoti. Šiandien mes priverstinai likom. Kaip sakant, grybais, nes... Nu, tu radai grybus? Nu, radau, bet tai čia... Žinai, kai nebėra kur eiti, tai paslankiojom čia aplinkui. Nebėra nieko. Plins lauks. Tam būdavo buvę rūšų. Nu. Išpjovė mūsų voveruškynus, išpartačina jėgą. Medžius pjovė galėjo ir šiukšlės išvežti iš miško, jeigu jau tokie geri. Pripilt šiukšlynų. Tie, kur atvažiuoja medžių pjauti, jiem nieko nereikia. Nei keliuką atitaisyti iš po savęs, nei čia aptvarkyti, nei nieko. Viskas tipo natūraliai. Per 30 metų maždaug viskas vėl gal ataugs. Užsipilšė barbuškinais bele kokiais ir viskas.
Buvo smagiau negu vienam pačiam. Reik manyti. Kiek drugom, tai Gerai, kai yra bepilotės valdymas. nu, Traktorių montuoti. pirma. Pradėsim pradėjimą. Biškai greičiau negu tu viens. Penkias. Nu, karočią, 3 valandą. 3 kasam 3 valandom greičiau. Nu taip. Trise kas. Nu va, vėl išpilta į krūvikė. Šį kartą daugiau, matyt per savaitę paauga. Gal mes švariau kasėm. Negu kai kas. Variants. Kiek čia sakė, apie 4, ne? Dar per 3 kem buvo. 400 kilogramukų. Sėsikė česnakiukus valą. Gal paskaičiuoti, kaip išmauka grūmį. Kas dirbo, kas ilsis. Alio. Nulis emocijų. Gal tai jam ten įpylį kam? O, labas rytas. Tai kaip darbo vietoj miekam? Jėzau, pažadinau, net sutraukė visą, ne? Ką, vyktų katinė. Tai žinai, kai mūkį iš miegų pažadinai. Na, bet konkrečiai. Kas vyra. Man reikės taip su savo šuniu padaryti, nes šiąnaktis mane pažadina. A, nu tai. Nu, ties šita linksma gaida. Štai ir pabaiga, ne? Nu, ten nesikeikus. Nusikalė ir... Na taip. Nieka, eilinė diena kaime. Baigęs. Yra kaip yra. Nu, mes atsisveikinam, nes rytoj... Nu, nebus ką rytoj filmuoti. Darbų tų yra, o... Filmavimą nebus. Filmavimą, jo. Viduj krapštysimės. Biški baldus Ten, ten ten, jo, čia va. Vienus sugedusias kalbenkę, o pakeitim. Dar reikėjo mikrobanginę gal paleisti. Jeigu surinksim, nu, jeigu išreiš norą, tai kitą savaitę mikrobanginę taip numesim. Nu, vienu žodžiu. Gerai. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad komentuojat. Ja, Ir paspaudžiam like. Nepamirškit apie bulvių konkursą, akciją, atrakciją, o jeigu nežinot, kas tas yra, tai vieną vidosiką prieš tai pažiūrėkit. Algal. Ir viską sužinosit. Taip. Taip kad, tam kartą, nematys. Ate. Davai. Davai.